Kaip jau girdėjote, mes esame Vilniaus Žvėryno gimnazijos komanda, dalyvaujanti žaliajame mokinių iššūkyje. Pastaraisiais mėnesiais stengiamės prisidėti prie tvaresnio Vilniaus. Mūsų projekto tema – tvarus judumas. Dažnai girdime kalbas apie klimato kaitą, bet retai kas imasi veiksmų. Todėl nusprendėme nelikti abejingi ir pasirinkome šią temą, siekdami padėti gamtai. Mūsų nuostabi komanda tikrai nenuobodžiavo. Per pastarąjį laiką ne tik ėmėme interviu iš mokinių apie tvarų judėjimą, bet ir ryžtingai ėmėmės veiksmų. Perdažėme mokyklos dviračių stovus žalia spalva, taip skatindami mokinius rinktis aplinkai draugiškesnį transportą. Ir rezultatai jau matomi. Interviu buvo kupini džiaugsmo, juoko ir prasmingų pokalbių. Surengėme ir viktoriną, kurioje mokiniai galėjo pasitikrinti žinias tvarumo tema ir laimėti smagių prizų. Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams. Be jūsų paramos šie darbai nebūtų įvykę. Mūsų tikslas – prisidėti prie to, kad Vilnius ir toliau išliktų žaliąja sostine. Tad judėkime žaliai, nes galime.